Taigi, sveiki, mėliai, su jumis vėl Daizgimas, štai mes vėl sugrįžom į Minecraft'o pasaulį, Minecraft'o žiemos stovyklą, kuri randasi vasarai. Ir girdėjau kažkur zombį, sutrukdė mano intro. Tai va, per praeitą epizodą, ką mes padarėm, holy mother of god, vos nemiriau iš to nustebimo. Gerai, užmušam zombį ir pratęsim savo kalbą, nes velniškai čia mums trukdo, nu, būčiau mergičių. Skauptukų zombių užmušti ir eina perkon, kaip 3 medžius apšikti. Mirkna. Ačiū Dievui, mirė. Gerai. Kur mes pabaigėm? Jo, aš kalbėjau, ką mes pasiekėm per praeitą epizodą. Tai va. Blin, turėjau ginklų belgę. Tai va, per praeitą epizodą, ką mes padarėm? Mes pasidarėm tokią milžinišką fermą. Kaip matote, turime tikrai labai didelę fermą. Pagrindė joje yra vien javai ir yra vienas bulvės, kepalas augantis. Tai va, tai ką mes dabar padarysim? Tai mes eisim visų pirma pramiegoti vieną naktį. Taip, čia kol kas šioks toks planas. Sekančia plano dalis bus atsikelti. Taip, ir creeperis, fuck. Vienas žmogus davė labai gerą patarimą. Mušk creeperį vandenyje. Jeigu jis susprogs, jis žalos nepadarys. Fuck. Creeperis ką tik mane apipiso. Kurmi? Koks šansas, kad nafikai išliptų iš vandens creeperis? Na, man, dabar reikės sutvarkyti visą krantą. O, prisidariau savo darbo, blin. Nu gerai, nieko greitai, mes čia sutvarko. Kur čia mes pabaigėm? Taip. Ir man totaliai smarkiai trūksta dirto, tai mes greit dar dirto pasiemam ir gal pagaliau nueisim miegot. Bent aš taip smarkiai tikiuosi, nes kol kas mums porą aplinkybių neleidžia to daryti. Bet nieko, mes to sutvarkysim, tas aplinkybės, čia bus gerai. Tarkim, va čia padarėm tuos, įmetam atgal šituos ir gerai, grįžtam toliau. Tai va, sakiau, aš eisiu miegot, aš ir einu miegot. Taip, labanaktis hebra, laukiam sekančios dienos, kuri bus lygiai už 1, 2 ir 3. Tai va, viskas atsikėliau. Tai va, ką aš būtent šiam epizodui noriu padaryti, tai yra keletą dalykėlių. Visų pirma, mes pasiemam savo visus kaulus. Arba bone mealus. Aš turėjau ir kaulų kažkur lyg ir ne, gal išnaudau. Tai va, jau turbūt supratot, ką aš darysiu būtent su šitais bone mealais. Jeigu nesupratot, tai trumpai paaiškinsiu. Kaip žinot, aš turiu vieną bulvę. Ir aš tą vieną bulvę esu pasunęs į vieną spotą. Ir kad padaugint bulvių, paprastai reikėtų laukti labai ilgai, nes kol bulvių užauga, iš bulvės gaunu dar ten porą gal bulvių, tada vėl ir ten panašiai. O aš ką padarysiu, žiūrėkit. Bakst, užaugo bulvė, išimam bulvę, gavo 2 bulvės. Poisonous potato. What the fuck, čia dar ir nuodingos bulvės yra. Ok, banu. Blėt, nu tu sučiara, nu. Nu, pizza gaidys, nu. Gerai, nieko. Baigiam keiktis, reikia sutvarkyti vėl. Viską, again. Bet tai, tie creeperiai, tai, nu, jie negaili žmonių, bet totaliai negaili. Pagailėtų tokią įtemptą minutę, bandau mutuot bulves, kad išeitų man jų padauginti. Ne, kur tau už galą, susprogdino pusę fermos. Dabar, aišku, torčių belė kiek išnešė į orą, tai dabar ar man čia užteks. Ačiū Dievui, kad bent pasiėmęs torčius. Gerai, sudėdame. O, niu. Fuck! Eik tu nafik, bulvę supiso mano. Eik, turėjau vieną. Eik tu na. Blemba, nu. Paskutinę bulvę turėjau, ją pasodinau ir creeperis išnešė į orą. Tai palaukit, gal po žemė čia yra kur nors, gal dar mėtos, gal aš nesusirinkau. Eik tu nafik, nu tai tu... Nu tu... Gaidys, nu tu kurmi... Viskas keršysiu nafik visiems creeperiam, zombiam ir nežinau. Nu tu kurmi... Bet tai dar tą pulvę vienintelę gavau šiaip taip iš zombio. Ne, kurmi... Vienas spragimas nėra nafik. Nu tai... Bet sučiaros yra tie zombiai ir creeperiai ir rangeriai. Nu bet tai, nu kaip gali taip smarkiai užknist? Taip galvojau, padidinsiu fermą. O gal galima iš kažkaip iš šitos bulvės kažką padaryti. Neina sodint. Nu fuck. Nu taip. Nu užtenka čia kaip sakant verti. Dabar taip, gerai. Pirma plano dalis nuėjo šunį ant uodegos, ne? Tada mes bandysim įgyvendinti antrąją dalį. Antra dalis bus gal truputėlį įdomesnė nei buvo pirmoji. Nors pirmoji buvo tikrai palyginus šūdina.
Nes sumautas creeperis atėjo ir išnešė viską į orą. Nepamiršiu šito dalyko, gerai. Tai pirmą plano dalis nepavyko, tai mes pabandysim gyventi antrą. O antra bus toks dalykas, plaukit, dar greit įsimetam visus baumylus. Antroji dalis plano bus tokia, kad mes pastatysim vartus į pragarą. Yeah! Bet aš dar nežinau, kur man juos statyti. Šiaip aš labai norėčiau ir būtų labai iš tikrųjų įdomu pastatyti pragaro vartus, va čia. Iškalt tokią milžinišką kaip ir olą ir toj oloj padaryti tokius vartus, bet tokius milžiniškus. O, va čia tai būtų planas, aš tai ir padarysiu dabar. Jo, ir dar sekantis dalykas, kol kalu aš noriu pasakyti porą naujienų, tokių, kaip sakant, update'ų. Kaip žinot, pirmoji švenčių, kaip sakant, dalis praėjo, tai turiu omenyje kalėdas ir kūčias ir kalėdų antrą dieną ir panašiai. Tai va, ir dėla tokia, kad negalėjau per tas dienas kurti epizodų, kaip jau turbūt patys pastebėti, ir aš radau, bliutkai įsigandau eiktų na čia, nu. Bet tai tu kurmi, tų skeletonų priškta visur, žiūrėk, čia tunelius kažkokius. Oh, fuck. Fuck, padėjau vieną apsideną. Reikia išvalyti tos tunelius. What the fuck? Slow the fuck down, bro. Bet kliši tie zomi, nežinau, girti, nesupras. Kurmi, kur aš čia baigiau? O, spavną radau. O, labai Mato tą patį, ką aš matau. Čia zombis villageris. Čia nauja zombių rūšis? Ar čia tik tai matė patroną? Žiūrėkit, bet kai didumo tunelius aš čia suradau. Brat. Gerai, žudom šitą. Čia turbūt. Ir girdžiu labai keistą garsą, galiu pasakyti. Tokį lyg. Biški neša iš tikrųjų į Endermeną. Biški. Bet, nežinau. Bet stopdo Endermenas, nu. Gerai, tunelių mes šį epizodą nenagrinėsim šitų. Svarbiausia, susiradom spavną, mes jį ir gal ir pažybėm savo mapę. Kad ir kaip tai būtų įmanoma padaryti. Gerai. Zombių spavnas. Iš tikrųjų labai gerai, kad taip šalia namų yra tas zombių spavnas, nes būtent dabar mes jį galėsim panaudoti XP farmai, bet mes jį padarysim trupučiuką vėliau. Tai dabar taip, kol kas man ką reikėtų padaryti, man reikėtų iš tikrųjų šitą visą sieną uždaryti. Ir kodėl būtent uždaryti? Ups, čia biški klišas. Nes kaip aš ir minėjau, taip ir to jau įvyks, kad aš čia pastatysiu tokią kaip ir šventyklą, tokią lyg ir primityvę. Ir joje mes įrengsim būtent obsidiano vartus į pragarą. Ajo, čia kai man zombiai truputėlį sutrukdė, tai aš nebaigiau sakyti savo minties, kurią aš brandinau, kaip sakant, ilgai ir nuobodžiai. Tai va, dėla tokia, kad pradėsiu kurti trumpesnius vidus. Tie trumpesni, nepergyvenkit, nebus ten po 5 minutės ar panašiai. Bet jie bus po 15 minučių. Lygiai 15 minučių, kiekvienas epizodas bus. Ten plus atsisveikinimas ten kiek užtruks. Bent tiek stengsiuos. Nes būtent ant telefo suradau tokią naują funkciją, kai labai neturėjau ką veikti. Tipo yra toks kaip ir laikmatis. Užsidai 15 minučių, paleidi ir po 15 minučių pipsėt pradeda ir reiškia, kad jau praėjo 15 minučių. Tai va, tai dėla tokia, kad dabar kiekvienas mielas epizodas bus po 15 minučių, bent stengsiuos taip daryti ir per tą 15 minučių pabandysim padaryti kuo įmanoma daugiau. Ir būtent tokiu principu aš, kaip sakant, įvykdysiu 2 dalis. Visų pirma, pirmoji dalis būtų tokia, kad aš truputėlį gal muziką porą decibelų žemiau. Pirmoji dalis būtų tokia, kad palauk, vis tiek labai garsi muzika, nu 11 palėjo. Tai va, pirmoji dalis būtų tokia, kad įgyvendinčiau jūsų turbūt prašymą kelt dažniau vidus, nes būtent tokiu principu vidus tai tikrai dažnai kelčiau, nes būtent sutaupyčiau visų pirma svarbiausias dalykas, tai įkelimo laikas. Kaip žinot, aš turiu labai velniškai lievą interą. Nu, interas iš tikrųjų yra ganėtinai gal ir padorus, tipo downloado atžvilgių, bet kai nori įkelt kažką į interą, tai yra šūdo gabalas, galiu pripažinti. Tai va, tai dėla yra tokia, kad galėsiu dažniau ir kelt vidus, kaip sakant, nes būtent mažiau laiko užtruks įkelt tuos mano epizodus ir galėsiu, kaip sakant, padirbėti iš peties ir bus daugiau vidų. Ir plus yra dėla tokia, kad aš net pats pastebiu, kai būna vidai labai ilgi, nu, kai tarkim aš turėjau vieną čia 30 kažkelių minučių,
tai jau iki kokio pusės gal ir buvo įdomu žiūrėti. Iki kokių 20 minučių. Bet po 20 minučių jau tie epizodai tapo tokie nebelabai įdomus. Ir ta muzika, dieve mano, šniokščia, tai... Kodėl nenutyla? Nutilk! Blin, kiek gali garsiai groti. Gerai, tai va, tai būtent išpildysiu 2 norus jūsų, tai kad būtų vidai įdomesni, tai bus trumpesni, gal taip greit neatsibos ir bus jų žymiai daugiau. Tai va. O dabar grįžtam truputėlį į Minecraftą, apsižiūrim, ką mes jau gero padarėm. Kaip matot, aš didinu ir platinu mūsų šitą, kaip sakant, tokį lygį šventyklą, pragaro vartų, kažkas tokio. Manau, dydžiu jinai jau kažkas artėja prie tokio. Aš taip įsivaizduoju, kad aš įeisiu ir va čia bus vartai, o čia bus užlipimas į zombių spawną. Nu, va, tai aš tai ir padarysiu. Dabar būtų gerai gal kokius, va tiek, giliau iškast, viską, kaip sakant, padaryti tokio normalaus dydžio, pastatyti vartus ir ruoštis eit, kaip sakant, į pragarą, nes pragare mums reikės visų pirma susirasti. Svarbiausias dalykas, jaučiu būtų kokį susirasti, tai būtų Blaze Road, ar Blaze Road, ar Blaze Road, aš dabar gerai neatsimenu, kaip ten vadinas, bet toks pagaliukas, iš kurio galima pasigaminti eliksyrų tipo mašiną, ar kažkas tokio, tai būtent ir galima pasigaminti tokius specialius perlus, sumaišysiu su endermenų akim, kurie mus galėtų nuvesti iki pabaigos drakono, kurį mes ir pabandysim per šiuos žiemos stovyklos epizodus užmušti. Taip, dar girdėjau, atsirado naujas bossas kažkoks. Iš tikrųjų, ten aš jo pavadinimo nežinau, ten yra tipo kažkoks kietekas labai. Ir vienas žmogus man paminėjo, kad jis ten yra, ten jį užmušti yra labai sunku ir panašiai, bet mes pabandysim tai įgyvendinti. Bet aišku, kad tai įgyvendinti mums dar reikės apšikti labai daug medžių ir labai daug krūmų, reikės, aišku, prisigaminti visokiausių enchanted ginklų, armorų ir panašiai. Būtų geriausia enchanted visą deimanto armorą pasigaminti, bet kaip žinau, deimantai ant medžių neauga, jie auga ant olų ir panašiai, tai olose surastų deimantų kažkaip labai sunku yra. Nu, vat, mes padarėm tą kambariuką tokį, kokį mes ir plius minus norėjom, bent aš taip įsivaizduoju kažkas tokio. Dabar ką man dar reikėtų padaryti? Tai man reikia visų pirma parbėgti į chatą, aišku, dar greit užėdam truputėlį donikės, įkertam porą, kaip sakant, kabaliukų. Ir dieve mano, kaip garsiai valgom mano šitas bučius. Gerai, gal muzikėlę vis dėlto paliekam 14. Nes pasirodo, taip garsiai vis dėlto nebuvo. Ir mes dar išskalbam truputėlį medienos, kol mes čia esame, pakeliu, kaip sakant, tavo. Parnešam šeiminį truputėlį prakurų, vis dėlto reikia laužą užkurti, kaip mes šiltai gyvensim name. Nuo šeimos neturiu. Nuo šiaip, iš tikrųjų, aš mastau, kad reikėtų parsivesti porą šunų. Jo, kaulų lyg ir truputėlį gal eitų gaut, nes vis dėlto porą zombių užmušti, manau, čia nebūtų tragedija. Jo, ir būtent tokiu principu mes turėtume lyg ir tokią kaip sargybinę apsaugą. Jeigu, tarkim, ateitų zombiai ar panašiai, tai šunis mane gintų, kiek aš suprantu, jeigu aš gerai atsimenu. Tai va, bet apie tai vėliau, dabar mes grįžtam truputėlį prie čia. Ir ką aš noriu padaryti? Aš noriu iš tikrųjų viską ten išsidėti grindis bent aukvūdų. Bent būtų labai pasaka tai padaryti. Šitą sumautą grybą mes čia įmetam. Reikėtų, aišku, dar donikės pasigaminti, bet tai ir vėliau padarysim. Ir dar svarbiausias dalykas, kas yra, tai man reikės pasigaminti daug krosnių ir reikės daug išsikepti šlamšto. Ir tas šlamštas yra daug staunų, nes mes norėsim išgražinti, kaip sakant, savo tą visą olą, kurią mes ką tik padarėm. Ir kažkaip man labai jau sunkiai sekas čia daryti šitos. Tai va, turim 4 furnisus, mums taip, man taip atrodo ir mums ir gal visiems atrodo, kad jų pilnai turėtų užtekti, ten iškepti visiems staunams ir nežinau, ką aš dar ten sugalvosiu iškepti. Nu, va, pramegojom naktį, grįžtam, kaip sakant, atgal mes prie darbų, užtenka čilsėtis ir dieve mano kaip garsiai lyja. God damn it. Palaukit, gal galima išjungti, kažkaip galima buvo išjungti. Aš padariau čia kažką? What the fuck? Nieko nepadariau, išjungė. I'm God! Aš dievas, nieko nedarydamas sugebu dar kažką padaryti. Gerai, visų pirma, ką man reikėtų padaryti? Man reikėtų iškalt porą skilių. Ne, skilių mes nedarysim, vis dėlto persikalvo. Visų pirma, man reikėtų aptorčinti viską. Va, tep, labai gerai su jais. Dabar dar reikia man čia viską išgražinti. Kaulus išskaldyti, reikia, aišku, pasidėti šituos visus 4. Tep, įmetam pusę, taip. Taip. Paskutinį, blin, čia reikėtų daugiau iš to reikėtų paimti. Ir štai mums turėtų labai nežmonišką kiekį daug staunų iškepti.
Bet aš noriu iš tikrųjų visą šitą kambarį ne iš stauno daryti, o iš stauno blokų. Būtų shit awesome. Tai mes tai ir pasitengsim dabar padaryti. Visų pirma, išskaldom mes, aišku, šoninius visus šitos staunus, kad būtų galima padengti juos gražesniais staunais. Iš tikrųjų, visai norėčiau kažkokį ornamentą padaryti, va būtų labai fainai, kokį, bet šūstrą. Kaip, pavyzdžiui, namuose tokį neblogą padariau. Ir dabar va reikėtų grindis išskaldyti ir pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. Kurmi dirta, tai skaldolio, tai palygins. Gerai, išsiskaldom mes dabar grindis, išdėsime viską, kaip sakant, cobblestone. Ir dabar dalykas, hebra, toks yra, kad tarkim, jeigu aš šitą epizodą netyčia sutrumpinčiau, ta prasme pagreitinčiau galą, tai nenustebkit, jeigu jau muzika grot tuoj pradės ir panašiai ir greit sutrumpės, nes kaip sakiau, epizodai bus tik tai po 15 minučių. Gerai, dabar mes toliau bandom išdėti viską, aš dabar galvoju taip dėti ar ne taip dėti. Sugalvojau, dar geriau. Padarysim ir čia ornamentą šūstrą. Išdėsim būtent, va taip. Išsiskaldom ir čia viską. Taip. Čia reikės belikiek daug medienos, bet mes medžių jau turim iš tikrųjų labai daug prisivarę. O viduj padarysim šonų. Va. Fuck. Šonų pasirodo yra sunkiau dėti, nei aš numaniau. Va, čia tai geras. Palaukit. Dedam šonų gal geriau. Ne, gal šonų man vis dėlto neišeis žiūriu išdėti. Kaip čia padarius, kad man šonų išeitų išdėti? Turite jie hebra? Šonų? Jeigu aš noriu šonų, tai man reikia dar vienu giliau, kiek aš suprantu padaryti, ne? Ir tada man šonų kuo puikiausiai eis, ne? Jo, taip, kaip pasakiau, taip ir įvyko. Nu jo, tada mes to turėsim išsikasti dar vienu giliau. Kiek čia laiko užtruks, eikti savo, bet mes laiko truputėlį lyg ir turim užsitaupę. Tai gerai, įsiskaldom dar truputėlį čia. Mes po furnaces nedėsim jaučiu nieko, bent tos medienos. Tai gal net ir čia skaldyti neapsimoka. Dabar tiep, reikia čia vieną. Čia bus sunkiau nei aš maniau. Kurmi, nu, gerai, išskaldom tada čia. Ir tada mes taip. Toliau čia mediena ir taip toliau. Tai va, esmė tokia ornamento bus, kad aš bandysiu dėti vieną liniją, va taip, vieną liniją taip, vieną liniją taip, vieną liniją taip. Ir taip dėsimės vis daug ir aplinkui. Tai va, hebra, iš tikrųjų šitą visą epizodą jau pradėsiu greitinti viską, kad stilpčiau 15 minučių. Dar greit peržvelgiu, kiek mes čia laiko turim iš tikrųjų. Fuck, aš nepastartinau savo laikrodžio. Nu nieko, mes tada padarysim, kad būtų 15 minučių. Tai jeigu, hebra, šitas epizodas jums patiko, užmėsite laiką, nepagailėkite, kaip sakant, nedaug kainuoja. Ir laukit sekančio epizodo, o dabar aš palieku jūsų muziką. Davai, hebra. Inhale and exhale.